Sveiki gyvi. Šiaip ne taip šiandien dasigavau iki savo pupų. Tai pupos šiuo metu atrodo jau tokios. Čia dabar yra nuo žolių nupurkšta. Tai dar kol kas tokias matosi trupučiuką apsigandusius. Pupos irgi trupučiuką biškį buvo sustresavusios. Tai dabar biškį šiek tiek gaivinsiu. Purkšiu dabar su delfanu ir naudosiu dar plocher. Naudosiu plocher augalų 200 gramų. Plocher lapų melasos 100 gramų ir magnio kombilapai, ten magnio sulfatas yra irgi 200 gramų. Trupučiuką biškį pasitaisys spalvos, šiek tiek patį augalą stresą nuims pačiam augalui. Tai va tokie būtų pastebėjimai. Na, pupos taip, sakyčiau, ganėtinai normaliai atrodo. Čia skaityk yra pasėtos gegužės 1, jeigu atmenat. Tai va. Na, tos vagutės vietom matosi va gerai neužsidarė, bet pupa sudygo. Nu, čia vietom, kur labai šlapia buvo, nes jeigu atmenat, kai sėjau pupas, buvo trupučiuką dar ganėtinai stipriai drėgna žemė, tai šiek tiek biškį buvo toksai iššūkis. Reikėjo dar dienikę kitą biškį trupučiuką palaukti. Na, bet visada išeina taip, kaip išeina ir darai pagal situaciją. Toks vat būtų pastebėjimas. Bet sudygimas, kaip matot, palyginus tikrai nėra prastas. Manau, kad čia bus viskas gerai su tom pupom. Tai jo, visą lauką apvažiavau. Ratu tai pasėlis daugmaž visur vienodas, gan tolygus. Tai va čia va dabar yra būtent va šita vieta, kur yra vikiai, kur buvo tas žalias, tai vikiai matosi šiek tiek buvo išlikę, bet dabar po herbicidinio purškimo matau, turbūt galutinai bus nusiraitę. Nors, aišku, galima buvo jį palikti, bet čia tokie roželė, tai nėra kaip ištaikyti jo palikti. Bet pasisėjo irgi, kaip matote, ganėtinai normaliai pasisėjo, tai kad ir čia buvo storas sluoksnis toksai tų vikių, tai iš principo galimas ir toks variantas sužaisti. Na vis tiek, vienas kitas matosi, vikis gražiai jau žydi. Tai va, pupos pačios jau viršutinius žiedynus jau formuoja. Jau yra butonai žiedynų. Tai
Manau, kad čia bus viskas gražu. Dabar skaitykim, kai už kokios savaitės pusantros pradės pupos jau greičiausiai žydėti. Pagal dabar tą esamą situaciją. Tai dar kartą pakartosiu su ploheriu. Be kitų ten tų mikroelementų paprasčiausiai. Ir suaktyvinsim, tokį padarysim pupą stabilesnę, tvirtesnę, kad jinai mažiau bijotų ten tų karščių, viso kito. Nu, tikėkimės, gal bus rezultatas geresnis negu paprastai. Nu, svarbiausia pupai, kad nebūtų per žydėjimą didelių karščių ten. Jau virš 25 jau pupa nelabai patenkinta. Būna, kad sterilizuojasi tie pupų žiedai ir nemezga. Tai va, tikėkimės to nebus. Tai kągi, tiek va iš mano lauko. Susitiksim dabar kituose filmukuose. Ačiū labai visiems tie, kas spaudžiat laikus. Ačiū atskiras labai didelis mano kanalo nariams, kurie palaiko mane. Na ir iki kito sekančio pasimatymo. Ate. Tai dar vieno dalyko, ko nepaminėjau, čia pupose. Dabar važiuodams prisiminiau. Tai šitam lauke, jeigu gerai atmenat, visą laiką būdavo problema su žvėriukais. Nu, gan intensyviai čia žvėriukai iš miško eina. Tai šie metai pabandžiau pirmą kartą tokį produktą. Tarp kitko jis yra irgi, nu, jame yra įdėta ir Plocher produkto gyvūnai stop. Toksai yra dolomitas. Ir ten yra kaulų miltų granulės, kuriuose įdėta būtent šis produktas. Tai va, ir išbarščiau aš ten po 150 kg. Aš barščiau ne visame lauke, bet gavosi kažkur tai 50 metrų nuo miško. Nu ir kraštuose. Irgi tokia U raidę lauko padariau. Irgi per technologinę. Na ir dabar žiūrėsim, kokia ta situacija, koks poveikis. Nu, tipo gamintojas aiškina, kad nu, kaulo miltai tai jie yra ir kartu ir trąša, sakykime, organinė, bet ir kartu gyvūnus gerai atbaido. Ir kas svarbiausia, tas Plocher gyvūnai stop, tas produktas, jisai po lietaus paprastai neveikia. O kai yra įmaišytas į granulės, aš tik tai tiksliai nežinau ten to kiek ten yra dėta į granulės, reikės paklausti. Tai tipo nebijo jisai tada, nes tos granulės taip staigiai neįsileidžia. Nu, ir tas kvapas yra, ar ten kas, greičiausia, kad kvapas ir gyvūnai neina. Žiūrėsim.